Tačiau ne visi naujuosius sutiks prabangiuose restoranuose. Kai kurie renkasi štai tokią nostalgišką atmosferą. Čia naujųjų metų naktį vyks baltųjų mišrainių degustacinė vakarienė žvakių šviesoje. Čia naujųjų vakaras asmenių kainuoja 20 eurų. Mes siūlome degustacinę vakarienę, į kurią įeina 3 skirtingos baltos mišrainės. Galiu atskleisti, viena tai bus klasikinė, prie kurios mes pratę. Viena bus šiek tiek egzotiška, į Ispanijos netgi pusę. Ir viena bus, kurią mes vadinam šventinę, bet kol kas dar nenoriu atskleisti, su kuo ji bus. Ir prie kiekvienos šitos mišrainės mes siūlysime po vieną slojikėlį, mažą tam tikro gėrimo. Šiuo atveju nusprendėme būti kardinaliai kitokie ir pasiūlyti maksimaliai mažą kainą. Jeigu kils klausimas, kodėl, tai visų pirma, ne piniguose laimė. Baro savininkas sako, kad kai socialiniuose tinkluose išplatino naujųjų metų pasiūlymą, daugelis galvojo, kad tai pokštas. Mes net nesuprantam, kodėl žmonėms atrodo tai nerimta, nes mes labai rimtai žiūrim į šitą vakarienę. Mes jau dabar po truputį atrinkinėjame, pas kokį ūkininkai yra geresnės kokybės bulvės, kur yra morkos sodresnio skonio, degustuojam žirnelius, ragaujam majonezus, kad padaryti tikrai puikų patiekalą. Ir nors bare telpa tik 50 žmonių, anot savininko tokių naujųjų pasiūlymų socialiniuose tinkluose susidomėjo 7 000 žmonių. O dabar